Sveiki, spalio 20 diena, ketvirtadienis, vakaras už parodo dabar tiesiai nuo ekrano. Matote, kaip ties Lietuva debesų sėja dirbtinai daromi debesis tiesiog nusiema. Lietuvoje giedra, todėl mes neturime lietaus ir tas dirbtinumas, jisai dirbtina tą chemiją, košę, niekaip neprieina prie Lietuvos. Parodo dar kartą kitame režime, čia natūraliai dabar tas sukasi sūkurys šitoje vietoje. Bandoma įsukti chemiją, kad jinai važiuotų link Lietuvos. Štai Lietuva yra ekrano vidurė. Visą laiką nusiminėja debesis ir parodysiu, kaip daromos korekcijos. Matote, su kursoriumi aš jums rodau. Čia galbūt iš platformos pavarė debesų košę, jinai išsipučia paskiau ir keliauja į viršų, į apačią. Šiek tiek dabar chaosas, nes, sakysim, orų darymo mašina šiek tiek sutrikus, jie negali suvaldyti šitų visų procesų, aukštas slėgis, jisai prastumia debesis, negali ateiti šaltis, drėgmė, jie nesuvaldo šitų procesų, veržiasi šaltas oras iš viršaus į apačią, sukasi, lenda link Lietuvos, čia viskas nusikerta, maždaug nusiema, matot kiek, maždaug tiek, nusistumia ir ta balta chemija, kuri dengia Rusiją, tuo pačiu, ir tie visi jų veiksmai, ankstesni, kur galėjo lengvai padaryti dvigubus, trigubus debesis, padaryti šalčio, lietaus, sniego, šlapdribos, dabar visą tai neveikia. Dar, jeigu įdomu, pavyzdžiui, pasižiūrėkite, kas čia jau vakare darosi, čia yra iš tankerio darytas chemtrailas, bet štai juosta, šita balta juosta, praskrido lėktuvas, tiesiog paliko juostą ir jinai paskiau harpų pagalba paliečiama. Tokias daromos injekcijos, sakysim, vandeninė, todėl Airija, Škotija, Anglija gyvenantys tautiečiai niekaip nesupranta, kodėl visą laiką apsiniaukia debesis. Tiesiog jie pirmieji gauna tas visas orų darymo porcijas, kaip panašius dalykus kaip čia. Tai tiesiog košė pripilama į dangų, daug debesų, paskiau harpas, čia yra sušukuoti debesis, tokie, sakysim, subrūkšniuoti. Harpą padaugina ir paskiau varo jau kitur. Orai geri bus, neturėtų šlapdribos Lietuvoje per lapkričio 1, nors labai stengiamasi tai padaryti, bet nemanau, iš to, kas dabar darosi, nemanau. Nes jeigu pažiūrėti lietaus apdarą, tai čia ryškiai matysis, lietus yra mėlynas, matote krituliai ir niekaip neprieina Lietuvos. Tiesiog yra padaryta energetinė zona, kuri nupjauna tos lietaus debesis ir jie, jeigu užeis tokiais, sakysim, trupiniais, kaip čia panašiai, ir tai jie ten iš visų jėgų jos bando padaryti kažkaip ir jie nyksta, sutrupa į gabalus. Tai tiek apie orus buvo spalio 20 čia filmukas, vakare darytas. Iki malonaus, ačiū, kad žiūrite, domitės, jeigu kam įdomu. Ir stebėkite mano Facebooko lentą, galbūt pasižiūrėsite kažkada tai skelbimėlį, kai bus skaitomos paskaitos įvairiomis temomis. Papasakosiu tai, ko paprastai nekalba niekur. Iki malonaus, ačiū, kad klausėtės.